Tada yra išaugusi per daug sąlyginai blogų bakterijų, jos diktuoja. Ypatingai kandida sugeba stipriai įtakoti mūsų centrinę nervų sistemą, kad mūsų kvapas, skonis, akis mūsų norėtų saldumo daugiau. Nes jai reikia, kandidai, reikia saldumo, kad išgyventi ir pasidauginti. Ar saldumas rafinuotas tas saldumas, ar ir ten vaisiai visoks, ar ne? Va čia kuom yra gerai fermentuoti gėrimai, kad mes fruktozę, saldumą atiduodam bakterijom, bakterijos suvalgo ir pačios pasidaugina. Ir mes nebegaunam jau tos fruktozės, kuri mums kelia insuliną. Aukštai iš ko mes gaunam insulino rezistenciją. Kai nebėra jautrumo insulinui, taip pat prasideda daugybė problemų. Ir antro tipo diabetas, ten ir visa kita, mikroelementų nebeįsisavinimas ir visa kita. Tiesiog ląstelė bijo insulino. Įsivaizduok, kaip tavo geriausias draugas, su kuriuo ten susitinki į savaitę kartą, nefainai pabendrau, pasikalbėti, o jis pradeda kas 5 minutės skambinėti. Nu tai kiek laiko jis tau bus geriausias draugas? Tai dabar vėl čia su tavim, Jonai, kalbant, kuo giliau į mišką, tuo įdomiau, tuo daugiau medžių. Insulinas. Kur randasi tas insulinas, jis su gliukozė susijęs, aš teisingai supratau, gliukozės privalgom kažko ir tada insulinas, kurioje vietoje jisai gaminasi ir kasos galūtė beta ląstelės gamina insuliną tam, kad neutralizuoti cukrų. Bet kada tu jį į tą kasos galūtę įdarbini ten dieną naktį šitą 3 pamainom dirbti, pavargsta per ilgą laiką. Kai pavargsta, pradeda jau buksuoti. Nu kiek tu 3 pamainom padirbti? Reikia pamiegoti kažkada.